Ar nori pradėti virinti tigų, bet nenori išleisti 1000 eurų su virinio aparatui? Tada šitas video kaip tik tau. Šiandien parodysiu patį pigiausią būdą, kaip galima pradėti virinti tigų. Sveiki visi, su jumis sveikinasi suvirinimo mokytojas Tomas ir šiandieną ketinu jums pristatyti patį pigiausią kelią, kaip galima pradėti virinti tigų. Ir čia jums nereikės brangaus profesionalaus suvirinimo aparato, kadangi net ir pats paprasčiausias suvirinimo aparatas turi liftigo funkciją, kurią šiandien ketinu jums ir parodyti. O dabar keliaujam į suvirinimo parduotuvę, ten viską nusipirksim, susikomplektuosim. Video gale būtinai parašysiu visas kainas, o dabar keliaujam. Ok, tai kaip ir minėjau, važiuojam į suvirinimo prekių parduotuvę, apsipirksim visko, ko reikės liftigo suvirinimui. Patį aparačiuką jau turime, tai mums reikia liftigo rankenos, reduktoriaus ir viskas, ir galėsim pradėti virinti tigų. Tai važiuojam, lekiam. Na ir štai, atvykom į viskas suvirinimo prekiams, suvirink.lt parduotuvę ir dabar einam išsirinksim viską, ko mums reikės susikomplektuojant liftigui. Na, aparačiukai mus pasitinka. Labą dieną. Sveikas, Tomai. Kaip laikais? Gerai. Super. Žiūrėk, man reikėtų vienam projekčiukui gero pigaus liftig degiklio ir reduktoriaus. Turi kažką? Liftig degiklį ir reduktorių. Jo. Turim už gerą kainą. Parodyt? Aišku, žinoma. Rodyk, ką turi. Tai iš čia normaliai turi. Įvairiausių yra, tai kiekvienam poreikiui, kaip sakant. Pridėsim rankutę tu. Šitas reduktorius. Jo, biški čia. O, super yra visi reikalai, nereikės pirkti. 4 metrų. Kokio dydžio cankutės? Būna 2,4 ir 1,6. Super. Super, 2,4 super. Tada dar reikėtų reduktoriuko. 35-50. Jo. Bus ant svarkutės. Ir reduktoriaus. Reduktorius. Ką čia gero? Iš paprastesnių, jeigu pigesnių. Pigesnė. Sriegis. Vis. Balionas. Didelis balionas 3/4. 3. Jo. Tai būtų iš paprastesnių už gerą kainą šitas. Super. Man reikia geras kainas ir geros kokybės, nes bus vidosas. Kokybė tikrai yra, kaina irgi. Super. Tau reikės žarnelę prasilginti, tai arba greitą jungtį pasidaryti, arba nusikirpti esamą žarną. Tai jeigu turim greitą jungtį, galiu daug greitą jungtį. Aš jau tą pasijungsiu. Čia yra greitos jungties miteliukas. Jo. Ir čia yra greita jungtis. Ir tada kiek O nori šitą prasilginti. prie reduktoriaus prisisuksiu. Ne, prie reduktoriaus tu turėsi čia Antrą šlangutę. žarną ir kitą šlangutę. Jo. Kitą šlangutės galą prie reduktorių. Padarysi paslaugą, duosi man kokį 10 somų 20 žarnutės. Tai metriukas. Gali metriukai. Ok, tai kol yra skaičiuojama, trumpai papasakosiu, tai įsigijom reduktorių, pajungti degiklių prie baliono, greitą jungtį sujungsim per šlangą, pati liftigo rankena atkeliavę su visais reikiamais priedais, tai vėlgi pasitaupom truputėlį pinigėlių, atsiskaitom tada. Dar garsiai nesakyk pinigų, arba užpypinsiu tada. Darysim naudėlę. O, jau gera žinia. Visiems padarai nuolaidas, ar tik tai man čia. Klausim, bet dažniausiai padarom. Super. Kai skaudžiausia video dalis. Savo, Pauliu. Ačiū tau, Prašau, kai visą laiką gelbėt mane šitose eksperimentuose, ekstramentuose. Ir viskas. Ačiū. Iki. Nu va, viską prisipirkom mūsų naujam video.
Ohoho. Tai jo. Gerai, deduosi ir keliaujam atgal į mokyklą. Tai ką apsipirkom suvirink.lt parduotuvėje. Truputėlį užklupau žmonės nepasiruošus. Niekas nežinojo, kad aš atvažiuosiu su kamera ir pradėsiu filmuoti. Bet viskas sakė, su situacija susitvarkėm, gau viską, ko atvažiavau. Viskas, keliaujam dirbtuvės, susirinksim savo pračiuką ir bandysim virinti tigų. Tai va, šitas video bus tikriausiai daugiau orientuotas į tai, kaip pradėti virinti, nei kaip virinti, kadangi sekantis mano video bus būtent apie suvirinimo tigų. Ir tiek, dar vienas klausimas jums, tai yra, kaip jums va toksai blogo tipo video, kadangi, man tai truputėlį dar keista, bet kaip jums žiūrisi, ar jums įdomu, kai taip pasakoju, o galbūt visgi grįžtam prie suvirimo stalo ir rodau viską tik tai su suvirimo stalu. Tai va, tai atsakykit būtinai komentaruose šitą klausimą ir tiek. Keliaujam, darom, virinam. Kol kas. Na ir štai, grįžom į dirbtuves. Susipirkom viską, ko reikės liftigo suvirinimui. Tai liftigo rankena, žarnelė su greita jungtimi skirta pajungti liftigo degikliui su reduktorium, pats reduktorius. Na ir žinoma, suvirinimo rankena atkeliavo su keliais papildomais aksesuarais. Tai truputėlį pastaupys mūsų pinigai. Ir reikėtų nepamiršti mūsų suvirimo adatos. Pirkau auksinę, kadangi jinai yra universali. Su ją galima virinti tiek tigų, tiek nerudinti plieną, tiek aliuminį. Tai, jinai pravers man ir ateityje su kitais aparatais. Žinoma, pats aparatas ir dujas yra mano asmeniniai, tai jų kainų Parašysiu iš tikrųjų kainas, nuo kiek galėtumėte įsigyti suvirinimo aparatą, su kuriuo galėtumėte virinti, bei dujų parašysiu tiek nusipirkimo, tiek nuomos kainą, kad galėtumėte plius minus orientuotis, kiek pinigėlių jūs galite išleisti į tai. Ir tiek, o dabar keliaujam susirinkti savo aparatą ir traukti pirmosios savo tigų siūlės. Gerai, tai pirmas dalykas, nuo kurio pradėsim, tai mūsų masės kabelio pasijungimas. Masės kabelį reikėtų susikeisti nuo jungties su minusuko ženklu į jungtį su pliusuko ženklu, o degiklį jungiam į jungtį su minuso ženklu. Ir tai yra labai dažnai daroma klaida, kai žmonės nusipirkę liftigo rankeną, jungia ją į pliusinį jungtį ir tada mūsų adata momentaliai sudega. Tai atkreipkite dėmesį, kad degiklis keliauja į jungtį su minuso ženklu, o masė į jungti su pliuso ženklu. Tada pasijungiam dujas, dujų reduktorių prisijungiau už kadro, taupydamas jūsų laiką. Tai viskas, ką mums tai lieka padaryti, tai greitai jungti sujungti su greita jungtim ir atsisukti mūsų dujų balioną. Virindamas iki 8 dydžio keramikos naudoju apie 8-9 litrus dujų, kas čia yra ir užstatyta. O dabar keliaujam susirinkti patį degiklį. Gerai, tai degiklio surinkimas prasideda nuo dujų difuzorio įsukimo. Įsukam savo dujų difuzorių ir ant viršaus sukam tūtą. Pasirinkau 7 dydžio tūtą, jinai truputėlį didesnė. Atkeliavo degiklis su 5 ir 7 dydžio tūta. Tai pasirinkau 7, kadangi virinsim nerudinti plieną. 2,4 dydžio, kaip ir mūsų adata, cangutės ir kepurėlė. Kepurėlės dar nepriveržiam, įsidedam adatą. Adatą jau pasigalandau, šiaip ateities video turėsim videos apie adatas, jų galandinimą ir kam jis yra skirtos. Ir viskas, keliaujam prie suvirinimo. Kokie pagrindiniai skirtumai tarp liftigo ir tigo? Tai liftigu mes negalime virinti aliuminio, o tigų galime, bei tigas turi įjungimo mygtuką, kurį paspaudus mūsų degiklis aukšto dažnio pagalba uždega lanką nuotoliu ir dujos automatiškai pradedamos pūsti į siūlę. Ką šiuo atveju reikėtų atsisukti dujas ir švelnių brūkštelimų uždegti mūsų lanką.
Pati pradžia turėtų atrodyti taip, kad atsukam dujas, švelnių judesių uždegam lanką, virinam, sustojam virint, palaukiam dar, kol dujas baigėsi, užsukam dujas. Pati pabaiga truputėlį irgi yra kebloka, kadangi turėtume atitraukti lanką nuo suvirinimo ir vėl grąžinti, kad pūsti dujas, bet nebeprilėsti, kad lankas nusidegtų. Tai vadinasi, atsukam dujas, virinam, baigiam virinimą, užgesinam lanką, grąžinam, kad dujas atšaldytų siūlę. Keliaujam virinti. Ok, truputėlį garso. $60 amperų gale ir pradedam virinti. Kaip ir minėjau, atsisukam dujas, švelnus dūkštelimas. Ir turim gražią, fainą siūlytę. Štai ir viskas. Baigėme suvirinimo darbus. Kaip matote, liftigas niekuo kokybė neatsilieka normaliam tigui. O dabar keliaukime aptarti kainų. Na ir prieikime prie įdomiausios šio video dalies, tai kiek ir kas kainavo. Tai pradėkime nuo degiklio, liftig degiklis 4 metrų su visais reikalingiausiais degiklio aksesuarais. Mums kainavo 29 eurus 75 euro centus. Reduktorius kainavo 20 eurų 66 euro centus. Greitos jungtis skirtos prisijungti degiklį prie reduktoriaus kainavo 5 eurus 62 euro centus. Šias prekės buvo galima išvengti, galima buvo tiesiog nusipjauti greitą jungtį ir jungti tiesiai prie reduktorius, bet šitą opciją norėjau pasilikti. Tada tik wolframo elektrodas 2,4 mm storio 2,31 euro centas. 1 metras žarnos 2,07 euro centai, taip pat buvo galima išvengti. Ir sąvaržos skirtos sujungti mūsų šlangutę su greita jungtim ir reduktorium €65. Tai viso suvirinimo prekių parduotuvė išleidau 75 eurus ir 10 euro centų. Na ir reikėtų pašnekėti apie įrangą, kurios aš nepirkau, bet jeigu norėtumėt virinti nuo nulio, jums reikėtų ją įsigyti. Tai pirmoje ir svarbiausia tikriausiai vietoje yra suvirinimo aparatas. Čia yra tik keli reikalavimai, tai kad suvirinimo aparatas turėtų AMAMA funkciją ir būtų pliusinė bei minusinė jungtis. Tai nesvarbu, ar jūs pirksit AMAMA, ar Migmak, ar Tigo aparatą virint liftigui, svarbiausia yra pliusinė minusinė jungtis ir AMAMA funkcija. Šitie aparatai svyruoja nuo 50 eurų iki tiek, kiek leidžia jūsų piniginė. Tai maniškis kainavo 110 eurų, tiek aš ir prisegu. Dėl ko? Dėl to, nes jeigu dabar būtų reikėję pirkti aparatą, tikriausiai tokią pačią ir ieškočiau. Kitas dalykas, ką dar jums reikės įsigyti, tai yra suvirinimo dujos. Čia mums reikalingos 100% argono dujos ir čia yra du keliai. Arba pirkti savo balioną, kurio kainos prasideda nuo 90 eurų už 8 litrų balioną, kuris jau yra užpildytas, arba baliono nuoma, kuri prasideda, neprasideda, bet yra apytiksliai 5 eurų mėnesiui, plus vienkartinis dujų užpildymo mokestis apie 30 eurų. Bet kurio atveju dujas pildyti reikės tiek su tuo,
Tik tai, kad čia mokat kas mėnesį po 5 eurus, ten vieną kartą išleidžia 90 eurų. Ką reikėtų atsižvelgti, ilgesniai perspektyvoje tikriausiai labiau apsimokėtų nusipirkti savo balioną, bet šiuo atveju, kadangi mes einam pigiausiu keliu, renkamės baliono nuomą. Tai irgi pliusuoja 35 eurus prie visos sumos ir tiek, keliam į apibendrinimą. Gerai, viskam išleidom 220 eurų ir 10 euro centų. Ir už tokią sumą, o gal net ir mažiau, gali pradėti mokintis virinti tigų. O dabar laikas atsisveikinti. Ačiū už tai, kad žiūrėjote ir atskirai norėčiau padėkoti visiems, kurie subscribinat šitą kanalą, rašot komentarus, spaudžiat like po mano video, nes tai tikrai labai mane motyvuoja kurti video ir toliau. Ir tiek. Jeigu kilo klausimų ar turite pastebėjimų, rašykite komentaruose. O dabar tariu dar kartą ačiū ir iki kitų kartų.